Mes apskritai jau nebeturime jokios, matyt, geopolitinės ambicijos. Tautos valia, ne? Jinai išryškėja tik ekstremaliomis situacijomis. Tas, dėl ko apsiriko Vladimiras Vladimirovичas Putinas. Stoja į šaulius ir sako, kad gintų šalį ginklu. Ir tuo pačiu yra žiaurus nepasitikėjimas pagrindinėmis valstybinėmis institucijomis. Valstybę galima matuoti kitais dalykais, kiek aš didžiuojasi būdamas ten lietuvis ar Lietuvos pilietis, kiek aš eičiau ginti tėvynę ir panašiais klausimais. Tam tikros visuomenės ar valstybės galbūt per savo istoriją net nežino, kas tai yra neturėti savo valstybės. O Seimas tai yra tokia permanentinė negatyvo sklaidos vieta. Liberalūs pokalbiai. Sveiki gyvai prisijungę prie liberalių pokalbių. Aš Jonas Vitkauskas, su manimi kartu, kaip visada, nuolatinis laidos bendraautorius, profesorius Raimondas Lopata. Sveiki, Raimondai. Sveiki. Ir šiandien mes pakalbėsim apie tokį dalyką kaip, lojalumą valstybei arba net nelojalumą, o pasitikėjimą valstybę. Ir Lietuvoje visą laiką yra toks dualizmas. Tas pats žmogus grįžta iš emigracijos į Lietuvą, jaučiasi pakankamai laimingas, stoja į šaulius ir sako, kad gintų šalį ginklu. Ir tuo pačiu yra žiaurus nepasitikėjimas pagrindinėmis valstybinėmis institucijomis. Seimu, vyriausybė ir panašiai. Nelabai mėgsta lietuviai mokėti mokesčius, jeigu tik tai gali dažniausiai. Ir yra toksai perskelimas. Dvi tokios, kaip ir valstybės. Ir kaip tik apie šitą klausimą mes norėtume pakalbėti. Mūsų svečias šiandien istorikas Norbertas Černiauskas. Labą dieną, Norbertai. Sveiki. Knygos Paskutinė Lietuvos vasara autorius. Tai matyt, turėsim istorinių paralelių. Ir sociologas Ignas Zokas, Pinter tyrimų vadovas. Labą dieną, Ignai. Sveiki. Tai Ignas turbūt mums padės čia pasimatuoti tuos klausimus, apie kuriuos aš čia pradžioje ir pasakiau. Tai gal vis dėlto, aš nežinau, nuo Norberto pradėčiau. Čia tas suskilimas tarp mes, jie, valdžia, tai jie, žodžiu, kažkaip tai. Ar Lietuvai jisai apskritai yra būdingas? Ten labai gal giliai į istoriją nelyskim, bet per visą 20 ar 21 amžių, išskyrus ten gal sąjūdžio kažkurios, net ne sąjūdžio, bet pirmuosius metus, ar jis toks ir yra, ir ar kas nors keičiasi? Taip, tai aš visų pirma gal norėčiau pasakyti, kad pasitikėjimas valstybė arba valstybingumo klausimas mums yra ypač svarbus. Kaip Lietuvai ar vidurio rytų Europos šaliai, vien dėl savo istorinių patirčių. Jeigu mes paimtumėm gal, nežinau, kažkokią šalį vakaruose ir pietuose, gal šitas klausimas ir nebūtų toks svarbus, pasitikėjimo valstybė institucijomis, nes tam tikros visuomenės ar valstybės galbūt per savo istoriją net nežino, kas tai yra neturėti savo valstybės. Tai man atrodo, kad šiuo atveju jūsų užduotas šitas klausimas ir tema yra labai svarbi. Čia reikia labai kreipti dėmesį. Paprastai atsakant į jūsų klausimą, matyti yra čia pagrindinis dalykas, kad 20-ame amžiuje mes turėjome ne vieną dešimtmetį, kada žodis valdžia ar valstybė reiškia kažką labai neaiškaus, kažkokį neaiškų darinį, kaip Sovietų sąjunga, kas čia yra, kur čia yra valstybė, kur čia yra valdžia. Tai natūralu, kad yra tam tikras skepsis ateinantis iš to. Ir net jeigu ir tarpukarį žiūrėsime, tai ypač tą autoritarinį dešimtmetį, tai mūsų autoritarai sakė, kad gerbimieji žmonės, nesukite per daug galvos apie valstybę, mes viskuo pasirūpinsime. Mes žinom, kaip viską padaryti, o jūs dirbkite savo darbus. Tai yra tokių niuansų ateinančių, kas šitą klausimą paaštrina istoriškai, bet matyt, čia ne pagrindinės priežastys yra istorija, o yra jau paskutiniai dešimtmečiai, ką mes esam nuveikę ir ko nenuveikę. Apskritai, nepasitikėjimas Seimu, man visą laiką, kai išgirstu apklausas, tai yra neįtikėtina, ta prasme, neįtikėtina, kaip taip gali būti. Pagrindinė institucija, pagrindinė esminė mūsų valstybės institucija, ašis ir nepasitikėjimas yra kažkoks, gal kitaip klausimus užduoti, gal kažkaip suskaidyti, kad pamatuoti. Aš negaliu patikėti, kad
ten 7 procentai žmonių tik pasitikė, o kiti nepasitikė. Tai vat. Tai gal dėl to, kad žmonės balsuoja prieš labiau, arba kaip čia iš protesto, aš nežinau, Ignas čia daugiau turbūt galėtų gal pasakyti, kaip čia kas yra su to Seimu, kodėl jo taip. Tam kontekste vieną paradoksą, kaip Norbertas užsiminė apie Seimą, bet jeigu mes žiūrime apklausas, kaip lietuviai vertina Europos Sąjungą, tai pasitikėjimas Europos Sąjunga ir Seimas, pavyzdžiui, nesulyginami dalykai, irgi paradoksas. Bet Europos Sąjunga konceptas kažkoks tai didelis. Jeigu reiktų Europos parlamento tirti pasitikėjimą, man atrodo, dar, bet vėl tenai. Tai Ignai, jeigu. Tai gal, čia yra turbūt daug dedamųjų susiveda į vieną vietą ir iš vienos pusės pasitikėjimas, gal net dėrėčiau tokios paralelės, kad pasitikėjimas Seimu ir pasitikėjimas valstybė yra kažkuo tai turi būtinai koreliuoti, ta prasme, kad Napoleonas ar kas yra pasakęs, kad valstybė, tai valstybė nėra Seimas. Ir kartais galbūt tas kvestionuojantis požiūris į savo institucijas, jisai tam tikrą dalimi ir sveikas. Be abejo, ne iki tokio procento, kokio turime pas mus. Ir tradiciškai bet jeigu žiūrėti, ką sudaro Seimas sudaro politinės partijos, pasitikėjimas partijomis ne ką geresnis ir dalyvavimas politinėse partijose irgi tenai skaičiai, net ne apklausos, bet patys skaičiai, kiek žmonių dalyvauja politinėme gyvenime, irgi yra labai labai nedideli. Tai iš esmės pasitikėjimas, jau kalbėti apie pasitikėjimą Europos Sąjungą, taip, lietuviai yra vieni iš didžiausių tų euro entuziastų, bet čia reikia būti turbūt biedniem, bet teisingam. Pirmiausia, tas pasitikėjimas pareina iš galimybės laisvai keliauti, o dar labiau iš tų europinių pinigėlių išmokų, kur vienaip ar kitaip vėlgi tikrai pagerino per paskutinius 10-20 metų mūsų visų gyvenimą akivaizdžiai ir matyt reikia būti labai jau didelio nihilisto, kad to nepripažinti. Jeigu kalbėti apie būtent pasitikėjimo valstybę, tai galima žiūrėti daug dalykų, matyti daugiau parametrų reiktų imti, čia kaip ir kraujo tyrimas, vienas parametras visko neparodo. Mes galim žiūrėti, pavyzdžiui, pasitikėjimo valstybinėmis institucijomis ir jisai yra gana įvairus. Vėlgi, tokia neraminanti, tai yra tam tikrom tendencija, kad apskritai institucijomis prasidėjo pasitikėjimas šiek tiek mažta, apskritai daug maž visomis. Galima matuoti truputį kitų tą savo įsitraukimą arba tapatinimąsi su valstybė galima matuoti kitais dalykais, kiek aš didžiuojuosi būdamas ten lietuvis ar Lietuvos pilietis, kiek aš eičiau ginti tėvynę ir panašiais klausimais. Tai ten, sakykime, tie rodikliai yra gana stabilus, ta prasme, jie nėra tokie jau blogi. Tai matyt, čia yra grįžtant prie Seimo, čia turbūt Čerčilio, turbūt legendinė frazė, kad demokratija yra blogiausia valdymo forma, bet niekas nesugalvoja geriau. Jinai mums tiesiog yra scena, kad mūsų gyvenimo scena yra Seimas. Praktiškai kas vyksta Europos Sąjungoje, Europos parlamente, mes žinom labai nedaug ir nelabai daug domimės. Kas vyksta savivaldoje, visiškai ir mūsų taip pat žinome nedaug ir labai dažnai nedaug domimės. Bet Seimas yra ta kasdienio gyvenimo scena, kurią žurnalistai, influenceriai, šiandieną visas, sakykime, tas socialinio arba viešojo gyvenimo laukas, kuris mums kasdien yra pozicionuojamas. Rodomas dažniausiai ne iš pačios geriausios pusės, tai yra iš intrigos, nes jau kalbėti kokybinėse tyrimuose, kodėl jūs nepasitikėt, pavyzdžiui, Seimu. Tai yra todėl, kad ten visi riejasi. Ta prasme, iš esmės yra labai liaudiškas, jeigu taip liaudiškai dekonstruoti, tai iš esmės rietenos arba nesutarimas niekada neveda prie pasitikėjimo, nes pats santykių aiškinimasis, nesutarimas, ginčai, būtina tokia, bet kokiuose santykiuose yra ta būtent žemoji fazė, ta neįgiama fazė, iš kurios tengiamasi kaip greičiau išeiti. O Seimas tai yra tokia permanentinė negatyvo sklaidos vieta. Ir matyti, šitoje vietoje ir susidaro toksai, nesakyčiau, kad dvigubas, bet toksai logiškas susidėliojimas, ta prasme, čia yra ta valdžia, tas Seimas, kur eina tas per tą visą negatyvą kažkokie dalykai, bet šalia to yra institucijos, yra kariuomenė, yra ugniagesiai, policininkai, visa kita, tomis institucijomis aš pasitikiu. Jau kalbėti apie vyriausybę, kuri taip pat Lietuvoje yra labai svarbi dedamoji, netgi, sakykime, tos realios valdžios centras, gana aiškus, tai ten varijuoja, bet ten dažniausiai irgi būna neigiamame rodiklė. Čia daug ir matyti yra ir asmeninis dalykas, yra kas yra premjeras konkrečiu metu, bet irgi dažniausiai būna taip, kadangi premjero tą rodiklį daug metų stebime, dažniausiai kaip susiformuoja vyriausybė,
premjeras turi tą bent jau pats asmeniškai tą teigiamą, kartais netgi būna, kad caras geras, bloga tenai valdininkai, bet po to su laiku, kadangi premjero reikia priimti daug nepopuliarių sprendimų, jo tas reitingas mažėja. Šią dieną turime tam tikrą, iš tokia skirtinga situacija, kada premjerė nuo pat pradžių, ta prasme, yra gana žemose pozicijose. Bet vėlgi čia turbūt reikėtų kalbėti apie asmeniškumus arba asmeninį vertinimą skirų politikų, o ne sisteminį pasitikėjimą. Ignai, o sakykit, kaip interpretuojate tuos dalykus, kad dabar iš esmės, jeigu kalbant dar apie institucinį pasitikėjimą, aukščiausi reitingai yra jėgos struktūrų. Tai ta prasme, ar čia yra tai reiškia tik tai paprastą dalyką, kad jie gerai dirba, ar tai reiškia vis dėlto, kad yra kažkoks lūkestis, iš visuomenės, griežtesnės rankos? Vėlgi, žiūrint kontekstą, tai po jėgos struktūrų, kalbant apie kariuomenę, tai matyt šiai dienai, tai jis neišvengiamai išeina į tą diskusijų lauką, ar tu turi kažkaip apsispręsti, kiek tu pasitikite savo kariuomenę, ir čia turbūt kažkiek siejasi su pačiu pilietiškumu, arba kiek su savo šalimi. Kalbėti apie kitas struktūras, kaip policija, sakykime, arba gaisrininkai, taip pat jie turi gana aukštus rodiklius, tačiau tai nėra visiškai galbūt jėgos struktūros tiesioginė prasme, tai yra apsaugos tam tikros struktūros, tokios fizinės apsaugos struktūros. Policija gali apginti nuo kažkokių vidinių grėsmių, sakykime, kariuomenė nuo išorinio, gaisrininkai taip pat labai aišku turi veiklos srautą, tradiciškai visada būdavo labai aukštai. O sakykite, STT kokie nors matuojami, ar ne? Mes pastoviai nematuojam, bet iš esmės tos tarnybos, jos yra kaip tam tikrą nuostatą turi, bet, sakykime, veikia labai specifiniam lauke. Tai žmonės dažniau tą nuostatą turi visiškai ne iš savo patirties. Jeigu policija, sakykime, tu matai, arba ugniagesius nuvažiuojančius gesinti gaisrą matai, tai tokios STT, FNTT ir visi kiti, tai yra tam tikros labai jau nuostatinis dalykas. Bet vėlgi, kiek yra tendencijos, bent šiek tiek pasitikėjimas visomis yra mažėjantis, bet nebūtinai, kad tai būtų, sakykime, sieta konkrečiom tarnybom. O tai tas mažėjimas su kuo gali būti susijęs? Aš suprantu, tam tikri įvykiai gali pakreipti, taip sakant, žmonių nuostatas. Pavyzdžiui, kaip dabar įvyko su duomenų išsiurbimu. Dėl įvykių aš kažkiek tai skeptiškas, nes skandalų visada yra. Mes gyvenam, baigėsi kažkada Amžatilsį Kirkilas yra gerai pasakęs, kai žurnalistų klausimą, kada baigsis šitas skandalas, kai prasidės kitas. Mes iš esmės gyvenam, jeigu neįvyksta naujas skandalas, tai yra pakurstomi seni, kad jie kažkas tai rusentų. Ir aš manau, tam imunitetą turi ir ne tik tai Lietuvos visuomenė, visose demokratinėse visuomenėse piliečiai gana turi gerą imunitetą šitoje vietoje. Aš tai labiau siečiau apskritai su interneto, skaitmeninių technologijų vystymosi, su vis didesniu gyvenimu savo burbuluose, socialinių tinklų vystymosi, deepfake'ų, dirbtinio intelektų dabar ateinančiamis sunkiai įvertinamomis galimybėmis, kad šitoj vietoje, kada mus labai švelniai, nereikia, nes kai būna išorinė kažkokia tai grėsmė, yra netgi vadinamas tas rally around the flag, kad labai mobilizuojasi visa visuomenė. Daug lengviau visuomenę išskaidyti arba sukelti nepasitikėjimo būtent toj patogioje sofos būsenoje, kada aš sėdžiu ant tofkutės, geriu kavą ar alų ir tuo metu Facebookas ar kitas socialinis tinklas dirba savo algoritmus ir parinkinėja įrodymus, kokia mano nuomonė yra teisinga ir kiek štai aš turiu bendraminčių. Tai aš manau, kad šitas dalykas nebesugebėjimas, kad žmogui vis sunkiau sąmoningai reflektuoti realybę, nes tu vis labiau esi nenori, gal burbulas šiandien Lietuvoje yra tas šiek tiek neigiamą konotaciją turi, bet iš esmės galima sakyti, jis labai tiksliai apibūdina, ta prasme, kad tas burbulizavimasis, jisai iš esmės, manau, yra daug didesnė grėsmė negu vienas ar kitas skandalas, kurie pastoviai vyksta. Ta prasme, jie kartais aktyvesni, kartais ir išeina aktyvesnė fazė, kartais ir silpnesnė. O tarpukario Lietuvos šitą klausimą, ar buvo pasitikima valstybė, kaip būtų galima sakyti, neturint sociologinio apklausų, turint tik atsiminimus, galbūt tuometinės spaudos atspindžiai, galų gale tuometinės VSD raportai ir panašiai. Tai ką paminėjot, tai yra toks paskirų šaltinių vartymas ir lesiojimas ir bandymas atsakyti, kiek yra pasitikima ir kiek yra tapatinamasi su valstybė. Tai aš taip bandydamas atsakyti, kad labiausiai gal buvo tapatinamasi su tam tikra, su valstybė per švietimą ir kultūros klausimus, kalba ir visa kita, o štai per institucijas aš taip
dar pagalvočiau, kaip ten buvo tapatinamas, žinom, kad ir pačios institucijos ir santvarka pati vidinė keitėsi ir matyti žmonės tuo metu kitaip patį klausimą kėlė. Tai va, o dar grįžtant apie tai, kas buvo pasakyta dabar, aš iš tiesų pastebiu tokią tendenciją, va, Ignas kalbėjo apie tą burbulizaciją, čia daug visi mes kalbam apie tai, bet man atrodo, kad, va, taip plika akim yra matyti, kad per paskutinius keletą metų viena grupė, kuri buvo ir taip, pavadinkime pilietiškas, pabandykime suskirstyti į dvi grupės, taip grubiai visuomenė, kuri buvo pilietiška, ji tapo dar labiau pilietiška, atsakinga, dar labiau įsitraukusi, dar labiau jai viskas rūpi, visur eina ir taip toliau. O kita grupė, kuri buvo gal mažiau dėl tam tikrų priežasčių, ji tapo dar mažiau pilietiška ir susisaistysi su valstybė, jeigu taip galima sakyti, ir ta atskirtis dar padidėjo, jeigu vieni kažkaip tempia viską, o kitiem yra dar labiau vienodai. Tai aš sakyčiau, kad čia yra iš tikrųjų tokia nemenka grėsmė ir nežinia, kuo tai baigsis. Aišku, net meskim, kad tam tikrų institucijų veikimui, kurios labiausiai asocijuojasi su valstybė ir valstybingumu, padėjo kabutėse ne tik tai nekompetencija paskutinių metų ar sprendimai ar skandalai, bet prisideda prie to ir kažkokios tai kitos jėgos, kurios identifikuoja tam tikrus ramsčius ir bando juos išjudinti. Bet o kiek čia paralelių, tarkim, su tarpukario Lietuva, nes ten liktai buvo bandoma būtent irgi į vieną, kaip sakant, ideologiją kažkokią. Ir irgi turbūt buvo panašus nusiteikimas, kad buvo turbūt jaunimo arba tos kariuomenės kažkoks ir buvo, kaip sakyti, tie žmonės, kurie galiausiai nusprendė nesipriešinti. Ir su ta mintim, kad, kaip čia, Smetona blogas. Vėlgi nėra lengvas klausimas, nes tuo metu, sakyčiau, akcentai dedami buvo kitur ir visuomenė ruošėsi grėsmėms kitokią prasme. Visuomenė buvo parengta ir matyt galvojo, kad jeigu bus grėsmė, tai mes pasiremkime savo istorinę tuometinę patirtimį, tai tada kažkas nuo Daugpilio ar iš rytų, štai pradės judėti kažkokią kariuomenę po truputį ir žygiuos ir mums reikės pasipriešinti ir kariauti. O štai čia viskas vyksta visiškai kitaip. Ir nesusiorientavimas tam tikras, kurį fiksuoja istorikai ten 40 metų birželių keletą savaičių, kuris buvo, tai matyti ir lemia ne tai, kad susisaistymas su valstybe buvo kažkoks tai netvirtas ar panašiai, bet rodo, kad nebuvo pamastyta apie visiškai kitokias grėsmių formas. Tai ten visi, kaip žinome, atsibudo dauguma ir suprato, kas čia įvyko galiausiai, bet štai laiko prireikė. Tai va čia gal ir galėtų būti pamoka mums šiandienai, kad grėsmių forma ji gali būti labai netikėta. Istoriniais pavyzdžiais labai gerai remtis ir juos apmastyti, bet dažniausiai tai, kas nutinka, nebebūna kopija to, kas buvo prieš tai. Tai čia yra, man atrodo, tokia problema ir patarimas iš praeities, o kitas, tai matyt, ko tarpukario žmonės nedarė ir ką mes darėm, tai mes kalbam apie institucijas, mes kalbam labai atvirai apie ne tik kariuomenę ar ten Šaulių sąjungą, kas tuo metu buvo labai svarbu, bet mes kalbam apie įvairiausias institucijas, jos yra atviros, jos yra nuolatinė kaita, yra demokratiniai procesai ir visa kita. Tai čia jau yra nepalyginama ir kitas menkas pavyzdys 39 metais, kai karinės įgulos sovietų buvo įkurdintos Lietuvoje, tai Lietuvos valdžios taktika buvo apie bet kokį incidentą, kuris susijęs su tomis bazėmis, nutylėti ir kad nebūtų jokių žinių visuomenė. Visuomenė, kad nieko nežinotų, kad čia nekiltų bereikalingi. Atsiprašau, tai jeigu būtų, tai dabar jeigu kažką nutyli, tai mes ir nežinom, sužinosim tik po 20 metų. Taip.
Aš kažkaip tikiuosi, kad kitaip dabar veikia. Čia pats principas, gal sakyčiau, kad tuo metu buvo galvojama, kad jeigu kuo mažiau visuomenė žinos, tai tuo bus geriau, bet tai pasirodė, kad tai neveikia. Kaip tik man atrodo, kad visuomenė turėtų kuo greičiau sužinoti apie įvairius dalykus, kad atvirkščiai nekiltų bereikalingi pamąstymai, kur nereikia, prisigalvojimai ir taip toliau. O grįžtant prie istorijos ir prie dabartinio vieno indikatoriaus, klausimas, kiek tu su ginklu ginsi Lietuvą, ar ne, ar kaip tu ginsi Lietuvą. Jisai į jį rimtai atsakinėja, Ignai, kaip tu galvoji. Aš turiu omeny, nes 40-ais, ar ne, birželį, kaip buvo oficialiai atsisakyta, sakant, priešintis, vis dėlto mums ten teko vaikystėje, jaunystėje, kaip istorikais buvom skaičiuoti, kiek iš tikrųjų buvo, kaip čia pasakyti, spontaniškų pasipriešinimo sovietams atveju. Ir mes beveik 500, ta prasme, su ginklu. Taip, pasienio policija, tai dar kažkur, apie 500, taip sakant, atveju, nepaisant, taip sakant, politinio sprendimo nesipriešinti. O dabar, kai mes klausiam, kiek su ginklu arba kaip kitom formom tu ginsi Lietuvą, tai kaip tu galvoji, Ignai, žmonės rimtai atsakinėja į tą klausimą, ar tiesiog, kaip čia, spontaniškai jiems gaunasi atsakymus. Nes tie procentai, kai pradėjom matuoti, prieš kokius 3 metus, buvo labai nežymus. Su ginklu, pavyzdžiui, buvo ilgą laiką 14%. Mes ten truputį kitaip turime keletą matavimų, kad imčiausi organizuoti arba prisidėčiau, tai ten realiai, prisidėčiau yra tikrai nemažai, ten gaunasi turbūt iš 50% visumoje. Ginklų tai taip, apie 10-14%, bet vienas dalykas reikia vertinti taip, kad vieni be abejo išreiškia nuostatą savo labai nuoširdžią, matyt reikia tą pripažinti, kad žmogus taip ir galvoja. Kita dalis šiai dienai galvoja tai, bet tikėtina reikia vertinti, kad esant tam tikrom sąlygom gali būti, kad pasielgtų tikrai kitaip, nes vėlgi tai yra, mes esam dabar visai kitoje situacijoje. Ir trečias yra dalykas, kad dalis žmonių atsako išeidami iš to socialinio konteksto, ta prasme, iš to tokio tikėtinai lauktino atsakymų, ypač jeigu tai atitinka tavo tą kontekstą, kur tu gyveni, jeigu tavo aplinkoje yra daug ten šaulių arba visi labai įsitraukia ir taip toliau, tai mano tarsi atsakymas, kaip sakant, teisingas yra būtent toksai. Tai čia matyti yra visokių dalis, bet kalbant apie patį procentą, tai aš manau, jisai pakankamai logiškas, kadangi kiek žmonių šiandien, jeigu ir nuoširdžiai sakant, kiek jie moka naudotis ginklu, ar ne, ta prasme, nes ta prasme, ne tai, kad tu pasiėmė man dabar duoda šautuvą, ir šautuvą. Suvokimas, ar aš pasiruošęs tai daryti, ne tik tai morališkai, bet ir techniškai, ar aš turiu tokį gebėjimą iš viso. Kitas dalykas yra nemažai žmonių, kurie nuostatas išreiškia pozityvės, bet jie yra priboti dėl amžiaus, dėl kitų dalykų, visą visuomenę analizuojant, ar ne. Tai tas 10-14 ar ten procentas, galbūt lūkestis, matyt, lubos yra 20. Tokia modernioje visuomenėje, kiek gali iš esmės tai net ir techniškai padaryti, prasme, kad yra apmokyti, yra tinkamo amžiaus, tinkamos sveikatos, ten turi tam tikrus supratimus, tai aš nemanyčiau, kad tas procentas yra deklaruojamas mažas. Matyt, labiau čia šitoje vietoje būtų įdomu žiūrėti į pokytį ir šiai dienai, bent jau mes kažką neigiamą pokyčio nefiksuojam. Nei augimo labai didelio fiksuojam, nei to. Tai be abejo, galbūt visuomenė yra tas daug didesnis procentas tų, kurie prisidėčiau. Tikrai aš neorganizuočiau, nes žinių arba gebėjimų jie turi, bet prisidėčiau. Yra ginklų prisidėčiau arba ne ginklų prisidėčiau. Tai ten procentas irgi yra pakankamai aukštas. Tai yra žmogaus valia, ta valia priešintis, nebūtinai ten su ginklu, bet ten yra pakankamai. Kažkaip sakykit, galima pamatuoti arba matuojama kolaboravimo tikimybė. Aš suprantu, kad čia, kaip sakyt, per rinkimus visi pasižiūrė, už Vaitkų balsavo tiek. Ar kaip nors tas stebima apskritai, ar gali būti stebima? Nes čia toks sunkus klausimas, nepaklausė žmogaus. Turim mes bent jau tokių tyrimų, ta prasme, bet jau samesnių kažkokių, sakykime. Tai čia negaliu atsakyti vienareikšmiškai. Yra pavienių studijų dėl šiaip nuostatos, ta prasme, kiek gal labiau matome per nuostatas, ten yra daug tyrimų daryta, kad praktiškai, kad NATO išprovokavo Rusiją, NATO atsakinga už karą Ukrainoje, per tam tikrus nuostatas, stereotipus, per tam tikrą suvokimą, kad tas žmogus, kad ten 10-15% žmonių, arba gal iki 20, kai kurie tyrimai rodo, turi tam tikrą tą mindsetą,
kuris yra tarsi palankus ar lengvai palankus galimam agresoriui. Ta prasme, kad jo lengva manipuliuoti arba jo labai nereikėtų įtikinti, nes tam tikrais dalykais yra tikimo. Tai vat, iš tos pozicijos tam tikrų skaičių yra, bet būtent apie tą sąmoningą arba galimą kolaboravimą, tai tokių tyrimų neturim. Ignai, jūsų čia tyrimas yra, ne, kad 34% tik jaučia bendrą svajonę Lietuvos į agentūros turiu galvoj. Kažkur man čia, aš perskaičiau, kad ta prasme bendros vizijos trūkumas yra ir aš taip galvoju, gal ir istoriškai panašiai buvo, ar ne? Buvo kažkada daromas toksai tyrimas, ta prasme, bet vėlgi, čia nebūtinai labai sudėtinga tokius duomenis interpretuoti, ar ne, ta prasme, tai, kad aš manau, kad mes kaip lietuviai neturim bendros svajonės, tai nereiškia, kad aš šitoje vietoje esu kažkoksai prieš Lietuvą ar kažkaip kitaip. Ta prasme, galbūt to bendrumo trūkumas, nesugebėjimas, čia irgi buvo iniciatyvos idėjos Lietuvai, nepamenu prieš kelius metus idėja ir panašiai. Čia galbūt yra iš kito pareina iš to, kad bandoma ieškoti, kas Lietuvą telktų, nes tikrai to telkimo ne tik neigiamą prasme telktų, kad grėsmės iš Rusijos ir Ukrainos, bet ir kažkoks pozityvus telkimas turėtų būti. Ir po įstojimo Europos Sąjungą ir NATO mums to telkimo labai trūksta ir mes jo kažkaip nerandam ir nemanau, kad mes vieni jo nerandam, ta prasme. O kaip Norbertai panašiai, turbūt Vilnių atgavo iš Sovietų Sąjungos ir viskas irgi dingo, kaip čia telkianti idėja. Tuo metu Vilniaus atgavimas labai komplikuotas ir man atrodo, kad dalis intelektualų puikiai suvokė, kokie čia yra žabangai su tuo Vilniumi ir kokiomis aplinkybėmis tai yra atgauta sostinė. Bet kalbant apie tą telkiančią idėją, galima gal tokiu šiek tiek žemesniu lygmenį pakalbėti. Pavyzdžiui, anksčiau buvo, man bent jau taip stebint šiek tiek politinį lauką ir mūsų užsienio politiką, tarsi buvo aišku, kas mes tokie esam ir kaip mes save pozicionuojam, kad, maždaug taip apibendrinsiu, nors mes esame maži, bet mes tikrai nesame maži, nes mes turim kažkokį rūpestį, galvojame ten apie Ukrainą, turim kažkokį regioną, kuriame formuojame politiką arba aktyviai veikiame ir taip toliau ir taip toliau. Man atrodo, pavyzdžiui, pastaruoju metu aš apskritai nematau tokio kažkokio veikimo. Čia juda įvairios geopolitinės plokštės, Europas mąsto apie save per naujo, koks čia santykis bus su Jungtinėm valstijom, tada iškyla mums problemos, o kaipgi čia bus tame naujame mąstyme rytų vidurio Europą, kur čia ji bus ir taip toliau. Ir čia nėra jokios, atrodo, vizijos, toks plaukimas pasroviui, kažkur sureagavimas į kažką, ambicijos parodyti, kad mes čia bandom kažką sukviesti, įtakoti, daryti politiką, nėra. Ir šitoj vietoj galima sakyti, kad tai gal mažai labai įtakoja bendrai pasitikėjimą valstybę, bet, matyt, žingsnis po žingsnį susideda. Tai, pavyzdžiui, net kalbant apie tokį apibendrinsiu dalyką, kaip kažkokį mūsų dabar geopolitinį matymą, kur mes esame ir ką mes norime padaryti, nėra. Nežinau, čia gal Raimundas galėtų pakomentuoti daugiau. Baltarusijos opozicijos išsikėlimas į Varšuvą rodo, kad mes apskritai jau nebeturime jokios, matyt, geopolitinės ambicijos. Tiesiog plaukiam pasroviui ir žiūrim, kas čia vyksta aplinkui. Na jo, čia Norbertas teisingai pastebėjo, kad kalbant apie atkurtos Lietuvos tą laikotarpį, kaip čia jau beveik 40 metų, dažnu atveju būtent išoriniai veiksniai lemdavo, kaip čia pasakyti, valstybės viziją arba valstybės raidos matymą ir tas iš tikrųjų bent jau, plačiaja prasme elitui darė įtaką, ar ne, ar tai būtų, ką ir Jonas jau minėjo, stojimas Europos Sąjungą, NATO, po to paieška, suradimas tos, pavadinkim, regioninės valstybės koncepcijos, po kurias slėpėsi ne tik politika, bet ir verslai, apskritai, kaip čia pasakyti, platesnis požiūris į Lietuvos vaidmenį regione ir kur kas toliau. O dabar tas nuslobo iš tikrųjų, nes pasižiūrėkit, kai Norbertas
šneka apie geopolitinės linktis, kurias matom dabar, ne? Ir, pavyzdžiui, mūsų santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir NATO, ar ne? Visa Europa jau šneka iš tikrųjų apie tą europinį NATO ramstį, grubiai tariant, apie Europos kariuomenę. Pas mus tokių diskusijų net nekyla. Ar gali kilti, taip sakant, telkianti idėja, ar kaip mes ją pavadintume, taip sakant, iš vidinės raidos? Na, sunku pasakyti, tai buvo čia bandymų, bet nebuvo jie sėkmingi. O reikia tos iš vis telkiančios idėjos? Aš manau, kad kaip stuburinė idėja tokia turėtų būti, nešnekos. Tai nebūtinai reiškia, kad ten visi Lietuvos piliečiai, taip sakant, jai pritartų ar ne, bet apie tą, ką galėtų diskutuoti ir tą automatiškai stumtų ne tik mąstymą, bet ir veiksmą. Nes jeigu kiekvienas turi savo idėją, tai kiekvienas turi savo, kaip sakant, motyvą ginti šalį, o jeigu yra viena idėja, tai jeigu tu netelpi po ją, tai jau kaip ir opozicija. Žiūrint kokia idėja, jeigu mes sakom, kad idėja yra liberalioji demokratija ir jos saugomas Lietuvoje, ar ne? Tai po ją telpa viskas. Nu jo, bet mylim policiją. Tai gerai, kad mylim policiją, man atrodo. Dar šitą vietoj pastebėjimas galbūt būtų, kiek mes tas idėjas, arba kiek Lietuvos elitas, politinis elitas sugeba, nebūtinai buvo politinis elitas, bet lauke veikiantis, sakykime, žmonės sugeba perduoti adekvačiai apskritai tautai, gyventojams visą tą mintį, nes buvo labai paradoksali situacija, patiems teko stebėti, kai buvo NATO summitas Vilniuje, ar ne, kai buvo diskusija dėl Ukrainos, tai buvo antiek išsukta, ta Ukraina bus priimta į NATO, kad dauguma šalies gyventojų tikėjo, kaip Lietuva nepriims Ukrainos į NATO. Buvo toks visiškai sukurtas neadekvatus lūkestis, nesąmoningai, aš manau, tai buvo padaryta, nes tie, kas kalbėjo, tie kalbėtojai matyt labai puikiai suprato, koks yra Lietuvos vaidmuo organizuojant tą summitą ir kiek gali Lietuva lemti, bet buvo sukurtas labai didelis lūkestis apie tą eventą, apie tą įvykį, kad štai dabar Lietuva išstos, kad čia ta rytų politikos jau čia bus jau ta, kaip sakant, vyšnė ant torto, tai priims į Europos Sąjungą ir čia buvo, atsiprašau, apie NATO turbūt jau kalba, ne apie Europos Sąjungą. Ir staiga toksai didžiulis po to nusivylimas. Tai prasme, taip pat tas lūkesčio arba tų savo politikų tikslesnis artikuliavimas kartais, kas lieka, matyt, irgi dar yra tokia kaip ir pamoka, kurią reikėtų išmokti, bent teikiant, sakykime, metant į viešumą tas idėjas arba telkintis apie kažkokią tą idėją. O, sakysime, Europos Sąjungos, pozityvus toks vertinimas ir apskritai egzistavimas, jisai nekuria dar didesnio to mes jie, santykio. Mesgi neidentifikuojam savęs su Europą, ar identifikuojam jau, taip, kad mes jau tikrai Europoje. Tai visada didžiausias identifikavimas vyksta su šalimi, kiek mažesniu su miestu arba su miesto regionu mažiau, su Europo dar mažiau, su pasauliu dar mažiausia, sakykime taip. Tai čia normalu matyti yra tas santykis, bet iš kitos pusės, jeigu žiūrėsime Europos kontekste, kiek mes turime tą eurofilų tų vadinamų, tai mes tikrai esame tarp tų prūnų, kurie mylime Europos Sąjungą dėl savų priežasčių. Tikrai turbūt ne visiems patinka Europos Sąjungos ten siūlomos, jeigu taip galima sakyti, vertybinis paketas, tai čia jau atskira diskusija. Bet kaip buvo minėta, kad kiekvienas turi savo idėją arba savo priežastį, dėl ko Europos Sąjungą mylėti. Tai kažkas galbūt myli pinigėlius, kažkas myli tas idėjas, kurios ateina, ta prasme, kaip čia tam aukštesniam lygmenį, meta lygmenį, kaip valstybė galima surasti, už ką ją mylėti, tai tam Europos kontekste mes irgi šiai dienai bent jau atrodo pakankamai sėkmingai randam, už ką ją mylėti. Man atrodo, kad integracija dar galėtų būti žymiai intensyvesnė. Mes save laikome europiečiais, patinka gerovė, patinka kelionės, bet jeigu pasižiūrėti politinę prasme ar kultūrinę, tai dar čia reikia nemažai darbų nuveikti. Ir čia galėtų būti viena iš tokių idėjų, kad mes taptumėm jau net savo mąstyme tiesiog neatskiriama dalimi tiesiog nuo Europos, kad tai yra tiesiog savaime suprantama. Ne kažkur ten pasienis, ne rytai, ne kažkokios naujos valstybės, kur dar kartais pasakoma, bet tokia visiškai gilesnė integracija, nors pas mus atvirkščiai vis būna diskusijų, tokių nepamatuotų politiniam lauke iškyla, kad štai čia Europą nurodinėja, kas čia viršiau, kokia čia teisė ir panašiai. Tai man atrodo vis laik keistai tokios diskusijos, bet toks jau yra mūsų politinis laukas.
Bet nėra ta Europa kaip ir per toli, nes, ta prasme, nu, čia toks gėris, kur ištiko mus kaip geras oras. Nu, paskui ateis blogas oras. Nu, kažkaip mes ar dalyvaujam mes tame apskritai. Ir dėl to tas skirtis atsiranda tarp valstybės ir mano daržo, grubiai tariant. Akivaizdu, kad Europa yra tokia skirtinga, bet tai čia ir yra tas įdomumas ar patrauklumas, kad ir skirtinga, ir jį tiek turėjusi įvairiausių krizių ir pergyvenimų ir save vis tiek kažkaip sugeba iš naujo atkurti, atrasti ir žygiuoti tolyn, tai man atrodo, kad ne, bet kad net negali nuvažiuoti į Berlyną su traukiniu sėdė, ne tik į Berlyną, bet ir į Varšuvą, nu tai yra skandalinga, tiesą sakant. Tarpukariu galima buvo sėsti ir nuvažiuoti, nežinau, ir yra traukinių grafikai, o kad mes 36 metuose, nu vis dar negalim net iki Varšuvos normaliai nuvažiuoti, nu čia yra skandalinga. O tarp kitko, tarpukariu greičiau gal važiavo traukinys iki Varšuvos? Ne, į Varšuvą tai nevažiavo. Aš važiavau vis dėlto, tai galiu pasakyti. Bet į Berlyną galima buvo nudarbėti. Gal ne taip greitai, bet vis tiek buvo galima. O tai dar žiūrėkit, man toks klausimas su kartom čionai vis dėlto. Jaunesnė karta, jinai labiau identifikuoja save, labiau patriotinė, ar atvirkščiai, labiau kaip čia, pasaulio piliečiai. Aš tai sakyčiau, kad patriotiškumo yra galbūt pas visus panašiai, bet jauna karta tradiciškai yra labiau romantinė, o vyresnioji karta labiau praktiška, ūkiška. Tai kaip praktiškai dabar buvo LRT, kultūros tai visi, ar ne, apsireiškimai, kada mes galime matyti tam tikrą susitelkimą žmonių, tas didelis kiekis jaunų žmonių, iš vienos pusės prie tų laužų atrodo labai romantiškai, kad čia jaunimas, jauna karta, iš kitos pusės tradiciškai, kiekviena karta turi savo krizę arba įsitvirtinimą visuomenėje ir jiem reikia tų dalykų. Kažkas turi ekonominės krizės, kažkas turi politinius didelius sukrėtimus. Ir dabar matyti atėjo dar viena karta, jau subrendo, jau jie buvo prisirpę, kad kažkuriem reikėjo čia buvo tiesiog tinkamas laikas, tinkamoje vietoje, tam tikrą prasme romantiška forma pakankamai, tai nebuvo ne sausio 13, kada tankai važinėjo, ne? Tu galėjai labai romantišką formą pasijausti kažkaip bendrybė, pilietiškumas ir taip toliau, ir turėti tą savo wow momentą, politinį, pilietinį ir taip toliau. Vyresni dažniau skeptiškiau žiūriu tuos visus renginius, susibūrimus dėl daug priežasčių, dėl to, kad šiaip gyvenimo būdas yra kitoks, mažiau šiaip aktyviai dalyvauja ir panašiai, bet jie turi tam tikrus kitus privalumus, sakykime, jie labiau giliau apmąsto, racionaliau suvokia, ką daro, nes, sakykime, daugiau to tokio logiškumo arba pagristumo jų nuostatos arba elgesyje. Tai Norbertai, pavyzdžiui, tas santykis su Rusija, kartu ar dar kažkas tai prieškarį, jisai irgi iš viso, ne prieškario, turėjo jaustis per tarpukaryje iš esmės. Labai stipriai, nes tengi iš vis 14 metų ta valstybė taip jau. Tai akivaizdu, kad visa valstybės atkūrimo karta, jį buvo glaudžiai susijusi ir su kultūra, aišku, vėlyvosios imperijos, ir čia vėlyvoji imperija nėra tas pats kaip ankstyvoji ir panašiai. Tai akivaizdu, kad susiję, bet, pavyzdžiui, toks faktas paprastas, kokia mokomoji kalba buvo populiariausia 1, 2, 3 Lietuvos mokyklose. Tai iki 4 dešimtmečio vokiečių ir prancūzų, 4 dešimtmetį apsikeitė prancūzų, vokiečių ir anglų pradėjo atsirasti. Tai mes matome, kad neturėjom tokios problemos, kokios kalbos buvo. O dėl kartų, čia ką Ignas užsiminė, čia šiek tiek papolitikuosiu dabar, užsiminė apie tuos gražiuosius, sakyčiau, protestus, kaip kultūros, tiesiog, sakyčiau, pavyzdys, kaip organizuoti, bandyti telkti, nesupriešinti ir panašiai, ir apie jaunąją kartą. Ir dabar turime jaunąją kartą iš esmės politikoje, ir kaip ta jaunoji politika reagavo didžiąją dalimi tuos kultūros protestus. Ankstesnės bet kokios kartos ar partijos, man atrodo, būtų pamačiusios tą kultūros protestą ir galvojusios, ar tyliai, ar viešai, jie čia gerus klausimus kelia, tai pabandykim viešai ar ne viešai kažkaip tuos klausimus išspręsti, ir nes, čia tokie žmonės čia susitelkia ir panašiai. Ką mes matome dabar,
Tai atvirkščiai dar įvyko, ypač regionuose, kiek tenka išgirsti tokią demonizaciją. Pasimokyti arba išspręsti kažkokius dalykus ir kad tas kultūros protestas taip ir baigtųsi, tai dar prasidėjo demonizacija ir dar didesnė skirtis, kad, čia kažkokie kultūrininkai, čia fondus plešia, jie mažai ir dar čia aiškina, kaip mums gyventi. Ir ta jaunoji karta politikų dar pagilino šitą skirtį. Tai matome, kad ne visur ta jaunoji karta geba kažkaip priimti tokius, racionalius sprendimus. Šitoj vietoj, man atrodo, bet kuri valdžia ankstesnė, 10, 14 ar ten dar 20 amžiuje, būtų kitaip sureagavusi šitoj situacijai. Bet gal nebuvo tokio didelio konflikto, nes dabar tai čia iš vis, aš tai įsivaizduoju, kolchozų likučių regionuose ir ideologijos ir naujosios kartos konfliktas, tik tai jisai be reikalavimo politinio. Nežinau, Jonai, ar čia jau toks didelis konfliktas, tas kultūros protestas, jis buvo labai, toks apie konkrečius dalykus tam tikrus, aišku, vertybinius, bet, ten nebuvo, kad pakelkit visiems algas 1000 eurų. Tai čia lengvesnis būtų variantas, man visiems pakeltų po 50 ir būtų viskas aišku. Aš tai manyčiau, kad tai šiek tiek susisieja, ką prieš tai sakiau, dėl tų socialinių burbulų auga tolerancija konfliktui. Ta prasme, tai, kas anksčiau jau būtų suvokiamas tie lūžai, tai didelio konflikto eskalacija, tai dabar tas imunitetas, ypatingai pas jaunąją kartą, kuri jau užaugusi socialinėse tinkluose, jis yra kartelė užkelta imuniteto kartelė gana aukštai ir jie, tam tikrus dalykus, kurie Brazauskų kartos politikų atrodo jau siaubas, tai jie tai priima pakankamai, taip, business as usual, jeigu taip galima išreikšti. Tai matyt, tą ir pamatėm. Bet tai nėra blogai konfliktas, aš suprantu vidinis bendrai paėmus, nes aš suprantu, rusai skaičiavo dėl Ukrainos lygiai taip pat, ten jie persirėję buvo, kaip prieš karą ir nieko, po to visi vis tiek, ne visi, bet kažkaip tai ginasi. Kalbant apie konfliktą, tai natūraliai tos demokratijos ir liberaliosios demokratijos būsena, kaip tik veda į priekį, jeigu, taip sakant, rėmose vyksta tas konfliktas. Matau čia pozityvą, aišku, konflikto išdavos kaip keičiasi. Čia jau kitas klausimas, bet pats konfliktas kaip toks, tokiose formose, tai vedančioji į priekį. Kas gali dabar pasikeisti, dabar vykstantis tie kažkokie tai diskusijos, konfliktai ir panašiai, kad tai blogiausia gali atsitikti ne dėl to, kad ten kažkas su kažkuo susipyksta, tai čia visiškai normalu, bet kad gali nutrūkti tam tikri saitai, kad mes apskritai nusprendžiam su kažkuo iš principo nebebendrauti. Nebeįdomu mums, ką jie daro arba ką sprendžia. Kodėl aš tai sakau, visą laiką dažnai cituoju savo kolegos vieną tyrimą, kuris ištyrė 1000 partizanų. Tiesiog iš kokios aplinkos jie ateina ir kaip jie vienas su kitu susiję yra. Tai mes galim sakyti, kas juos paskatino tuos žmonės išeiti su ginklu ir tokiose prastose situacijose ginti iš savo šalį, galėtumėm sakyti, čia Lietuva, patriotizmas, tėvynė, Vytautas didysis ir panašiai. Ne, pagrindinės priežastis buvo, aišku, tai svarbu, bet pagrindinės priežastis buvo sąveika konkrečioje vietoje, socialiniai kažkokie ryšiai, aktyvus mokytojas, veikia organizacijos, kad ir priešiškos, bet aktyvus toks socialinis veikimas, sąsajos vieni su kitais, veikimas kažkoks bendrystėje, aktyvi organizacija ir iš esmės iki karo, ateina karas, visi tos organizacijos nariai, nesvarbu, ką jie veikia, šoko, dainavo, chore buvo, išeina ginti savo šalies. Tai čia yra galbūt problema, kad reikia saugoti tuos socialinius ryšius tarpusavio, o ne galvoti, kad čia viena diskusija yra bloga ar gera, ar čia mes dabar susipyksime visi tarpusavį. Bet kai įvyksta tas nutraukimas tų ryšių, tai čia yra jau pavojinga. O dar klausimas dabar iš karto kilo, o švietimas, kaip jis dabar prisideda prie to ugdymo, ar jis nėra prie pilietiškumo ir prie lojalumo, ta prasme, tai nėra toks, kaip dar iš sovietinio raudonojo kampelio principų padarytas. Dar iš vis nereikia švietime, savaime ten viskas taip.
pasidarytų. Ignai, turit kokių nors duomenų apie tai? Apie švietimą mažai, tikrai neturėčiau ką plačiau pakomentuoti šitoje vietoje. Tai tada pas Norbertą jau ką darė Smetonos vyriausybė, tai pumpavo turbūt tautinį motyvą, aš taip suprantu. O kaip dabar pačiam atrodytų tas dalykas? Man atrodo, kad dabar Lietuvoje švietimo sistema, čia nekalbu apie savo aukštąjį mokslą, bet jeigu taip žiūrint į mokyklas, tai aš sakyčiau, kad visa sistema laikosi ant asmenybių ir žmonių, kurie ten dirba, ir ypač tokių, kažkokių ryškiausių. Viskas ant jų, visos iniciatyvos ir taip toliau, ir viskas labai priklauso, kur tu mokaisi, pas ką, kas tavo nesistema kažkokia, o konkretų žmonės, o apie pačią sistemą, tai čia jau dešimtmetį yra kalbama, kad vis tiek mūsų švietimo sistema čia plačiaja prasme, ne tik Lietuvos, atsirado kaip tokia apšvietos produktas, kur buvo sakoma, kad jeigu tu išmoksi skaityti ir rašyti ir tu viską sumastysi, būsi geras žmogus. Pasirodo, neveikia visą tai. Ir ta industrinis modelis, kad visi eina 9, pasimoko iki 3 išspręs, matyt, reikia jau apie tai irgi galvoti, kad įžengiame kitą epochą ir čia kažkas bus kitaip, bet svarbiausia matyti saugoti žmonės, nes labai viskas priklauso nuo konkrečių žmonių. Užtenka nuvažiuoti vieną regioną kokį nors ir jeigu tu žinai, kad ten yra toks ir toks mokytojas, akivaizdi įtaka yra. Jau iškart galima pajusti. Gerai, tai aš nežinau, čia verta dabar vis dėlto kažką dar daryti, kad kaip čia priartėtų Seimas prie valstybės ar ne, iš kitos pusės, nes aš dar čia nepaminėjau tokio tyrimo, kokį institutas darė tyrimą, tai aš to klausė žmonių, ar pabėgtų parlamento nariai, jeigu prasidėtų karas. Tai 84% žmonių sako, kad parlamentas pabėgtų. Ten skirtingais greičiais pabėgtų, bet vis tiek, pabėgtų. Tai kiek mažiau prezidentas, ten 3-6 tik tai, man atrodo, sako, kad dar pasiliktų. Tai kažkodėl man taip atrodo, kad žmonės vertina institucijas palankiau tas, kurias puikiai supranta, kaip veikia. Policija, viskas aišku, kaip veikia, ką jį daro. Ten, nežinau, kariuomenė, viskas aišku. O kas Seimas, ir čia, man atrodo, yra problema, kad daugelis tikrai įsivaizduoja, kad nueina Seimo nariai, ten pasėdi ir neaišku, kas ten vyksta. Čia yra, man atrodo, tokio politinio neraštingumo apskritai problema, kad nesupranta, kaip procesai vyksta, kaip priimami procesai, koks tai yra darbas ir panašiai. O kai tu nesupranti, tada ir sakai, tai blogai vertinu, nežinau, išsilakstys jie visi. Kadangi, ką mes matome iš Seimo transliacijų, tai yra pliurpolų klubas, kurie iš esmės šneka, vyriausybė dar kažkokius sprendimus daro, o Seimas iš visų, jie tik tai šneka ir riejasi. Aš manau, iš to pareina labai daug, ir čia, nemanau, kad tas greit pasikeis, ir nemanau, kad reiktų kažkaip tai sąmoningai badyti kažkam PR-iniam kompanijom, tai Seimo prie tautos artinti. Kiekvienas, kaip sakant, kaip dideliai šeimoje, kiekvienas prie vieno kito ten myli, nemyli labiau, ar ten kažkaip palaiko, nepalaiko, bet susigyvena. Sistema veikia, ta prasme, ir matytas požiūris toksai didžiąją dalimi ir išliks, bet ar tai yra blogybė, kurie būtinai labai keisti, tai aš tikrai abejoju. Tai o ką daryti, nerodyti Seimo geriausiai? Nes dabar gaunas tas dalykas, kad tu turi, faktiškai norėdamas, kad tave rodytų Seime, tai irgi turi sušokti vieną kitą ir tada, kuo labiau nesąmonę pašneki, to geriau tave rodo, ar ne taip? Ir taip žmonės irgi įsivaizduoja. Raimundai, pats iš Seimo, kaip sakant, tenai, tai turbūt ir labiau tas... Aš neturiu ką pridurti, aš daugiau Ignui pritarčiau, kad daug kas priklauso nuo pačių politikų. Taigi matom įvairias iniciatyvas, kaip jie artinasi prie taip sakant, tautos klausimas, kiek jos natūralios, kiek, kaip Jonas sako, PR-inės. Čia yra esmė. Bet tu nedarydamas PR-inių, tu negali, kaip sakant, gali būti Seime, bet geriau, jeigu daraisi. Taip, tokia dabartinė politikos logika, tai yra tas, viena iš aplinkybių politikų, nieks to beje ir neslėpia.
vis tiek dar bandysiu išklausti jūsų, kaip čia suartinti tuos du pasaulius, kaip sakant, valstybės valdymą ir mano tą valstybės suvokimą. Kaip jūs manot, ką reikėtų dabar greičiausiu būdu padaryti? Vis tiek grėsmė prie vartų. Norbertai, gal nuo paties tada? Jau čia iš mano profesinės pusės, man atrodo, kad akivaizdu, kad Lietuvoje, mąstant apie valstybę, vienas labai svarbus dalykas yra valstybingumo tradicija. Čia aš nenoriu kažkaip tai piršti, kaip tą valstybingumo tradiciją pabrėžti, bet tai yra labai svarbu, nes tiek vasario 16 yra produktas tarsi atsimenant arba galvojant, kad tu atsimeni senąją valstybę. Tiek kovo 11 tai yra akivaizdu, kad pasitikėjimo signatarams suteikė labai didelį pasitikėjimą dėl to, kad dalis jų net savo akimis ir ausimis ir kojomis buvo nepriklausomai valstybėje, matė ir girdėjo, arba jau labai iš artimos aplinkos. Tai labai duoda tokį pasitikėjimą. Tai šitas aspektas yra svarbus, o kita vertus, galbūt neperlenkti irgi su valstybės vaidmeniu viešajame ir kitokiame gyvenime, kad pilietis nesijaustų, valstybė turėtų būti kaip visuma, o ne daiktas, kuris tave sekioja kiekvieną dieną ir tau primena apie kažką, tai apie tavo santykį, mokesčius, ten nežinau, ir dar kažkokius dalykus. Tai gal čia tokie du būtų dalykai. Kaip Ignai, jums atrodo, kurioje vietoje būtų labiausiai taisytina, jeigu Seimą paliekam ramybėj, netaisom pasitikėjimo, ką? Šito vietoj irgi pritarčiau, kad turbūt kažkokie dirbtiniai veiksmai arba sąmoningi iš valdžios pusės ar kažkokios tai iniciatyvos, tokios dirbtinės, netgi dėl tų idėjų matėsi, kad jos nesuveikia. Ta prasme, ir greičiausiai bus pasmerktos nesėkmei. Kitas dalykas, čia buvo užsiminta apie Norberto, apie tas šventes. Iš esmės, irgi yra tam tikra problema, kai mes turime 3 valstybinės šventės, ar ne? Mes turime Mindaugo karūnavimo dieną, vasario 16, kovo 11. Tai yra klasikinė taisyklė viešuosiuose ryšiuose, jeigu tu nori paneigti, susilpninti oponentą arba kažkaip, arba kažkokią problemą nukreipti dėmesį, tai ją išdaugink. Ta prasme, tai per tą išsidauginimą į 3 valstybinės šventės, tai nenuvertinama tos pačios vertės to dalyko, nes iš esmės, kai gaunasi, čia vėlgi tokiam pamastymam, nes labai daug šalių turi kažkokią tai vieną dieną, yra vėliavos diena, ar valstybės diena, kaip jie ten besivadintų, mes turim tarsi jų labai daug. Galbūt istoriškai tai logiška, istorikai matyt turi tam priežasčių jos pagrįsti, bet gilnai žiūrint, tai būtų diena būtent tam apmąstymui arba kažkam, jeigu būtų 2 ar 3 kalėdos per metus, tos kalėdos bet turėtų tą pačią tokią kalėdinę dvasią. Čia galbūt toks lyrinis nukreipimas. Bet aš manau, mano apibendrinimas būtų, kad vis tik tai nemanau, kad tai turėtų būti kažkas daroma dirbtinai. Ta prasme, galbūt, jeigu kiekvienas tiesiog gerai darytų savo darbą ir pirmiausia žiūrėdamas galbūt to savojo daržo, tai pamažu, ta prasme, bent jau mes nesame dabar blogoje situacijoje, nėra tas supriešinimas toksai, kad mes turime kažko tai griebtis ir būtinai staigiai daryti. Kad reikia, kaip sakant, operacija čia nereikalinga. Ta prasme, nemanau, kad kažkokie tai kryptingi arba sąmoningi veiksmai būtų reikalingi arba jie kažkaip tai pozityviai pakeistų situaciją. Man čia sunku, ką būtų ir papildyti, čia viskas mano supratimu buvo teisingai išsakyta, bet bandant atsakyti tą klausimą dėl pasitikėjimo valstybė, arba kitaip tariant, kas yra tautos valia ir jos santykis su valstybė, tai politologinė taisyklė, daug tyrimų buvo atlikta ir išvada viena, jinai išryškėja tik ekstremaliomis situacijomis. Tas, dėl ko apsiriko Vladimiras Vladimirovičius Putinas. Paskutinis pavyzdys. Bet aišku, geriau, kad tą dieną neišauštų. Mes šiokio tokio mažytei krizei ir tam tikroj ekstremalioj situacijai mažoj gyvenam. Bendras gyvenimas turbūt normalus ir geras, bet kažkokie pavojaus debesis kaupėsi, bet aš irgi matau gan pozityviai visą tą dalyką. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjote, žiūrėkite mus kiekvieną savaitę, ir iki susitikimo kitą savaitę. Ačiū. Liberalūs pokalbiai.